Notarai – pirmoji gynybos linija prieš neteisėtus sandorius. Jie gali pastebėti net smulkiausius rizikos ženklus ir užkirsti kelią galimiems nusikaltimams. ES valstybėse, įskaitant ir Lietuvą, vis daugiau dėmesio skiriama notarų vaidmeniui, užkardant finansinius piktnaudžiavimus ir užtikrinant viešų ir privačių finansų skaidrumą. Būtent todėl ES notariato taryba deda nuolatinės pastangas, keliant notarų kvalifikaciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais. Vieni tokių tarptautinių mokymų gegužės pabaigoje Vilniuje surengti ES notariato tarybos ir Lietuvos notarų rūmų iniciatyva. Juose dalyvavo teisėsaugos, tarptautinių ir nacionalinių notariatų bei akademinės bendruomenės atstovai iš 13 ES šalių. Šis tarptautinio pobūdžio seminaras yra ne tik proga pasidalinti praktinėmis įžvalgomis, bet ir priminimas, jog pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reiškinys neapsiriboja nacionalinėmis sienomis. Visos Europos notarai nuosekliai demonstruoja tvirtą įsipareigojimą kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Tiek nacionaliniai notariatai, tiek ES notariatų taryba deda pastangas, kuriant pinigų plovimo prevencijos procedūras, teikia praktinės gaires tam, kad notarai turėtų aktualių žinių neteisėtai veiklai nustatyti ir žinotų, kaip jas pritaikyti. Kiekvienas notarų sprendimas yra tarsi nematomas, bet jis gali būti labai svarbiu skydu kovoje su finansiniais nusikaltimais. Šie mokymai tai dar vienas žingsnis stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą ir notarų kompetencijas, siekiant užtikrinti, kad finansiniai nusikaltimai būtų pastebėti ir sustabdyti pačioje užuomazgoje. Tik bendromis pastangomis galime kurti skaidresnę ir saugesnę Europą.